Labas rytas. 15 kelionės dieną jau. Net pats pamirštu, iš tikrųjų. Turiu pasižiūrėti knygutę visada, jeigu noriu kažką sakyti. Tai va, susipakavau daiktus jau beveik, da palapinė, da beveik išdžiuva. Tai yra pliusų prie upės miegoti, yra minusų. Minusas toks, kad rytą būn rūks ir palapinė būn šlapia. Tai dabar va, iki 9 valandų. Čia džiovinau, sukinėjau taip tą palapinę į tą pusę, kad išdžiūtų. Kažkaip nesinori jau šlapiau supakuoti, jeigu yra galimybė ją supakuoti sausą. Kai lietus lyna, aš jau nieką nesakau, jau ten galiu supakuoti kokią tik nori ir jau ten neišvengiama, neįsidžiovinsi. O kai jeigu yra galimybė geriau įsidžiovinti, maloniau vakare paskui ją sausą išsitiesti. Ai, tai ką norėjau dar parodyti, tokį lifehacką. Praeitais metais kažkaip kai važiavau su dviračiu, kelis kartus pamačiau, kad man palapinė nuo tų kuoliukų pradėjo tokie atsirasti, nuo va šitų kuoliukų tų. Vis tiek trinas, kai su dviračiu važiuoji. Nu, truputį vis tiek, ir kad tas čia hols yra, stors atrodo, bet vis tiek į palapinę jisai tie galai įsirež. Tai aš pasigaminau va tokį iš buteliuką, plastikinę, va. Nusipjau bambaliuką. Ir apviniuoju su tuo dukteipu, nu tą armuotą lipnę juostą. Ir va, taip užmaunu. Va. Viskas, vietas neužiam, o tie galai va aštrus pasiliek čia tam plastikė. Ir nieks neatsitinka. Nes jeigu taip kažkur vežantis mašinai, tai aišku, nieka čia. Bet va, su dviračiu pastoji tasai toksai bum bum bum, daužas. Kažkaip būtų gaila, da, jeigu tai tą viršutinę dalį pradiltų po biškį, pradėtų leisti vandenį tenai. Tai va toks mano išradims, nežinau, čia mano, bet aš savo bent jau išradau. Ką, pasipakuoju ir judėsiu. Šitą 100 km, man virš 100 lika, jeigu taip Google Mapsus įmetus. Tai čia po tiesiogiai, tai aš per 2 dienas išskaidysiu tos kilometrus, tai šiandien neskubėdams kažkur nuvažiuosiu, kiek nuvažiuosiu, nes nežinau, kokie čia tie keliai bus, gal vėl per smėlynus kokius teks važiuoti. Tai čia toksai mano pamąstymai, tokie planai, kad per 2 dienas pasiekti Frankfurtą prie Oderio. Tai dabar važinėju va ten, va tą mišką. Va ten, kur buvau, kur būčiau tikrai nepravažiavęs, ten palei upę. Ir čia jeigu matysis, važinu, va. Tai tokiu keliuku irgi faina važiuoti. Nebūtina palei upę, nes ten palei tą upę vis tiek nieks nesimato tos upės. O tokio asfalto va čia mašinų nėra. Važiuoti viens malonums. Nu, aš tikiuosi, kad toks va tas malonums įtęsis man dar ilgai, iki pat Frankfurtą. Tai jeigu aš dabar važiavau jau, būčiau išlindęs, jeigu būčiau važiavęs per tą mišką tiesiai, tai būčiau išlindęs va čia šituo keliu, va. Tai dar čia gerai, kad čia akmenim grįst. Jis visas toks būtų. Bet, ta prasme, irgi būtų sunku. Ten kilometrų, nežinau, 10 daugiau. Tai va tokiu keliu pravažiuoti. Bet tai ten toliau smėlyn, čia tik pradžia tokia, o toliau ten per smėlę, tai ten vapšė būtų buvo sunku jaučiu. Ja, geriau 20 km važiuoti, negu kad 10 būčiau, dar čia tikrai nei pusę kelio nenuvažiavęs tokiu keliuku. Na, dabar išlindau čia, dabar važiuosiu per normalų tikiuosi kelią.
Atvažiavau miestelį Krosno-Obrzanske. Gal teisingai ištariau. Čia kilau vieną kalną į kitą su fūrom, ten lenktyniavau fūras, toks kelias, kad tik tais 2 fūros šit prasilenkia, o da mane reikta kitom aplenkti visai taip. Ne kažką jom ten buvo iš paskos važiuoti, bet nieka, dabar čia ant tokią kalną esu. Nu, tas miestelis čia ant kalną, kaip suprantu. Bet ten apačiuoju Oderis upė matos, ten va tilts, ten fūras važiuoja per tą tiltą. Iš šalia dar kažkokį tiltą stato. Tai čia būtinai turi statyti kažkokį namelį, kad trukdytų vaizdui visam. Da už. Va, čia toks parkelis. Fains. Ir dabar niekas čia nebe varlinėsiu, man atrodo. Važiuosiu iki parduotuvės, nusipirksiu pavalgyti kažką, jau sugalvojau beveik. Ir čia kažkur netoli per tos upės vėl reiks įsikurti man. Nuvažiavau beveik 5 kilų, užteks šiandien. Pusę kelio dar rytoj liks man iki toj pusė, dar Lenkės noriu rytoj dar paminti. Paskui poryt jau tegu būn tie vokiečiai. Dar noriu ilgiau Lenkijai pabūti. Nu, varau pasivalgyti nusipirkti. Tokias mergičkas, prasilenkdamas, ein vaikai iš viso tokie. Ein pro šalį, girdžiu mergičkas, sako, ale dužo bagažo viena kitai. Tu pasaka, daug labai čia. Tu prisikrovęs krepšių turbūt. Nu, atvykau į nakvynės vietą. Da tik vidurdienis, nu ne vidurdienis jau. 3 ar po 3 čia kiek. Bet jau vadų užteks, virš 5 nuvažiavau. Pasiliksiu dar rytoj 5. Būsiu, o poryt jau būsiu per tiltą į kitą pusę upės, būsiu Vokietijuose jau. Tai čia dabar tokia vakarienė daraus, pietus turbūt. Labiau. Tai dabar jau biški normalesnį, biški konservų nusipirkau. Paprastų makaronų. Su konservais įda 3. Mišrainė 3 rūšių čia. Nu čia jau tokia bus. Puota jau čia bus, jau ne šiaip savo. Įda, prisipirkau čia visokių jogurtų, ten privalgiau prie bedronkas, ten belekiek, kad nebetilpa į tašęs, tai teka valgyti vietoj. Tai valgiau. Atvažiavau čia, įsimerkiau tuos vandenis. Nu, čia atsigerti visokius, į tokį pasidariau, bet čia tik tais prieš tai buvo mažesni tie. Nu, kad taip tik tais, kateris praplaukė. Žiūriu, mano viens jau tenai kokį čiut ne metras jau nuo krantą, kai banga sukila. Ir čiut spėjau pagauti. Ir dabar sukrovau didesnį tokį barjerą. Tai gal dabar joks kateris nebe atplaukęs, nebe išplaus, bet dabar stebėsiu. Nu dabar žiūrėkit, kateris praplaukė. Mano buteliai, kažin, neišplauks. Tai gelbėt iš karto. Nes dabar kai dies banga, tai žiūrim, saugojam butelkas. Va, jau parein. Tai tokias neblogas. O, išsaugojau. Jau vakars, nusiprausiau. Jau eisiu gult, viskas, palapinė jau sureksta, viskas, va. Kaip paplūdimy, iš palapinės tiesiai į pliažą, ant smėliuką. Nu į ką, viskas, rytoj irgi daug neminsiu, iki
iki tilto, kur per Oderį į Frankfurtą. Ir viskas. Ir bus irgi lengva diena, turbūt. Na ir viskas, einu miegoti. Labos nakties. Labas rytas. Jau daiktai sukrauti. Dviratis paruoštas kelioniai. Viskas. Šią naktį mane linksmina ne tik paukščiukų čiulbėjimai, šį paukščiukų čiulbėjimą net negirdėjau beveik. Galim sakyti, šią naktį aš girdėjau va iš tos, va, čiut ne kūdra, čia ta pati upė. Ir toks užutekis čia. Nelabai tas vanduo čia gražus, tai čia varlės. Visą naktį varlių orkestrą klausiaus. Nu, kol nemiegojau, kai miegojau, tai nieko negirdėjau, bet daugiausia tai negirdėjau, nieką turbūt. Tai va, viskas. Surašiau, pradedu eilinę dieną, gal ne eilinę, kitokią, bet pradedu vėl nuo 0 kilometrų šiandien. Važiuojam. Aida, vakar, kur rodžiau, kur čia pasidariau tokį, nu, kad neišplauktų mano, kai banga duod šaldytuvą tą tokį mano atsigėrimam. Tai vanduo pakilo, va. O tiek menai vakar buvo. Vakar buvo koks visi iškilę, kokį 15 cm virš vandens. O dabar jie visi po vandeniu. Tai aš sakau, rytą ėjau pasiimti jogurtą tą geriamą. Žiūriu, kai jis taip visai aukštai plaukiai. Galėjo man išnešti jos per naktį, jeigu būtų daugiau. Nepagalvau, kad šitas vanduo taip gali pakilti. Gerai, viskas, dabar jau tikrai važiuoju. Mišku važiuoji į fainą asfaltas, viskas. Kaip į kaimelį, miestelį, kažkokį tai viskas, akmenis. Bet čia kitaip nepadarysiu turbūt tą kelią, nes čia smėlis visur. Jeigu čia to akmenų jau iš senovės turbūt nebūt buvę, tai čia nebūt su niekom pravažiavę čia praėję, nes čia toks smėlis visur, kad baisu. Tai dabar, kai matau kartėjų prie miesto, tai ne kažką jau. Žinau, kad biškai teks pasidaužyti. Bet nieko. Geriau per kaimelius, akmenis, ten keli kilometrai neuka per visą mišką, ką būtų. Privažiavau tokį tiltą. Ten aišku jisai ne iki galo ein. Per upę jau nebein. Bet jau anoje pusėje jau Vokietija tenai. Jau ten kažkoks miestelis. Čia toks tiltas. Tai vis tiek man noriu aš ten nuvažiuoti. Tai čia va jisai koksai buvo. Internetą nėra, negaliu išsiversti nieką. Tokiais metais. Čia. Tai aš vis tiek noriu nuvažiuoti ten iki galo. Sakau, pro čia neužsikelsiu dviratį per tos šonus. Bet yra čia takelis. Pabandysiu tuo takeliu nuvažiuoti iki galo, pažiūrėti kaip ten atrodo. Čia jis biški taip lengvai perlūžęs. Taip biški pakrypęs tenai. O, atskilęs.
biški baugu toliau važiuoti. Ir peškom kažkaip nejauku irgi eiti. Nu gal nenugrius, tikėkimės. Jeigu įgriūsiu, tai ten apačioj dar negilu. Ne kažką eina, čia tai gers. Ne kažką čia stovėti prie to krašto. Vokiečiai tai savo pusį turbūt nusigriovė, kad nieks nenusikarstytų. O čia tai dzin gers. Opa! Jau galiu tiems su tai sveikinti, sakyt, Guten Morgen! Nepatikėsit, ką privažiavau. Ni pats nežinau, kad čia toks yra. Iš viso net neįsivaizdavau. Važiuoju, žiūriu, kažkas šviečia. Tai va, apžvalgos bokštas. Nu, jau čia būtinai reikia lipti. O, čia kokias lankytinas vietos tam rajone turbūt. Ja. Nu ką. Einu įlipti. Ai, čia dar staliukai tokie. Man čia žmonėm padaryta. Iš viso. Fainiai tualet. Dviračių remontą. Daiktas. Gerai. Vėjas labai didelis, tai nieką nešnekėsiu. Taip pranešiu aplinkui visą tą vaizdelį, viskas. Ten Vokietija. O va tenai, kur tas gal kažkur va ten aš nakvosiu, va ten prie tų. Atvažiavau nakvynės vietą, va, tuoj parodysiu nakvynės vietą. Čia palapinė, dviratis, čia upė. Taip, viskas gerai. Sėdau pavalgyti, girdžiu kažkas traškinas. Atsisuku, žiūriu, karvių bele kiek. Ir ainčia. Tai gerai, kad ne naktį, tai būčiau nežinojęs, kas čia daros. Dabar tikėsios kažką, kad naktį kažkas gali atsibelsti. Bet jos čia gerulės. Čia 100% pamatė, kad aš čia važiuoju, nes jos buvo ten toli. Nežinau, už kokių 2 kilometrų, gal už kilometrą daugiau. Jie tikrai pamatė, kad aš čia važiuoju, jos paskui atsekė. 100%. Va, dabar eina čia. Tipo, apsimes, kad čia netyčia užklydo. Aš jau jaučiu, čia naktį bus įdomu man miegoti. Nu, karvės išėjo savais keliais.
Dar į vieną pusę nuėjo, paskui dar grįžo. Čia žiūrėjo, ten daugiau bulių buvo negu karvių. Nes vieną tik mačiau taip normalią karvę, daugiau ten visi buliukai. Tai einam iki upės, papasakosiu, kur aš čia jau baigiau tą Lenkijos maršrutą, galim sakyti. Dar rytoj ten 15 km iki tiltą lika ir persivažiuosiu tiltą ir būsiu jau Vokietijoje. Tai čia dar prie upės. O Jėzus, koja. Tuoj papasakoju, kur dar, kiek aš čia nuvažiavau ir kur aš čia važiavau. Tai... Aha. Odai puolt pradėjo. Gerai. Taip, aš važiavau dabar taip. Čia vat visas Lenkijos maršrutas yra. Tai va, nuo čia iki pat va, kur aš dabar esu. Va. Dabar aš esu prie Oderio upės, va, tokie miškišuly. Taip va. Gerai, nu į ką aš nuvažiavau. Per visą tą Lenkiją man gavos 1060 km kelią. Panašiai važiavau, tik tais va čia nuo Suvalkų sukaus pro kitą pusę per Greenvellą. O daugiau panašiai tas visas toksai gavos maršrutas man panašiai, o taip įvažiavau per tos visus miestus. Lomža, paskui čia Varšuva, paskui Lodžas, Lezno, na ir dabar va čia esu. Viskas, rytoj va, būsiu jau Frankfurte prie Oderio. Tai va, toks va tas va mano lenkiška kelionė. O jau rytoj jau būsiu Vokietijai. Reikia jau rytoj švariai atrodyti, taigi vokiečiai tokie tvarkingi, ten žmonės jau jie, jau tą maikę irgi purvina, jau reikia pasikeisti, jau, ana jau padėta skalbimui. Ta, į dviratis kokią murzinumą reiks rytoj iš rytą biškį pasivalinėti, nes jau žiauriai, aš galvau, kad čia lis lietus, nes jau toksai visas dulkins, purvins. Tai rytoj reikia gražiai naujam pasipuošusiam įžengti į naują šalį, Vokietiją. Viskas, odai lesmanė jau. Gerai, viskas. Iki rytojaus. Ir jau turbūt susimatysim Vokietijoje rytoj. Nu ką, viskas. Pervažiavau tiltą. Va tą didelį. Ir aš už kelių sekundžių jau būsiu Vokietijoje. Viskas, būsiu įveikęs visą Lenkiją ir būsiu jau Vokietijoje. Kažkaip atrodo nieka nesiprisidirbęs, bet ten policijos tiek daug stov, kad čia viena mašina va už nugaras. Į ten kažką jie tikrino, nu, tenai toliau jaučiu patikrins dokumentus, bet taip kažkaip vis tiek nejauku, kad atrodo viskas gerai, bet širdis vis tiek maskatuojas, kiek pamatai vis tiek pareigūnų, tai vis tiek taip įdomiai kažkaip. Gerai, važiuosi, pažiūrėsiu, ką patikrins, nepatikrins, vis matyti. Važiavau į turizmo informavimo centrą. Sakau, tiksliai pasiklausiu, kaip čia dėl to stovyklavimą tuose visuose, nu, laukuose, miškuose, kur čia. Sakau, tiksliai, va, sužinosiu, nes šitam regione sakau, kad gal čia, žinau, kad stovyklaut ten dviratininkam ir kanojininkam, bent jau skaičiau, kad tipo, nu, laisviau, nėra, kad tenai jau. Tai jinai nieko nežino, man pridavė va tokių va brošiūrų. Viena labai gera, ten dviratininkų takai visi sužymėti. Ir aš jai sakau, tai dabar aš važiuoju va pro tenai į Berlyną. Jinai atsivertė tą brošiūrą, rodo man vėl taką kažkur per aplinkui važiuoti. Sakau, tai aš gal galiu važiuoti taip normaliais takais, nebūtinai dviračių, tipo, kur mašinas važiuoju. Žiūri mane, tipo negaliu.
Gerai, važiuosiu savo nuožiūrą, turiu nusižiūrėjęs kempingą tokį, tai važiuosiu tenais. Nu tai ką, Vokietijai prie Vokišką Aldį sustojau. Tai čia nors dabar kainas nebe tokias baisės, jau dabar žinau, kiek kas kainuoja panašiai. Tai nieko baisaus, jau žiūri eurus, jau ten pusę eurą, labai gerai viskas. Tai įlėkiau greitai, nusipirkau tai tam kartui, tai vis tiek sugebėjau prisipirkti biškį. Tai silkių nusipirkau porą konservų, vandens, picos šaltos pavalgysiu, sausainių. Aišku, norėjau dar visokių tenai prisijimti, bet tai kuo greičiau moviau, kad neprisižaisti tą pizzą, kad tuoj suvalgau greitai, įvažiuoju kažkur tai išviestą, paskui kažkur sustosiu, gal ten rasiu kokių tai pamiškių, normaliai pavalgysiu. Sustojau biškį atsipūsti. Tai čia yra ženklai tokie sužymėti, va. Čia dviračių taks, čia kamino ein, kelias. Tai dabar važiuoju tokiu keliu. Ir man kur jinai davė tokį brošiūrą pasižiūrėti. Tai dabar taip. Aš išvažiavau va iš čia iš Frankfurto. Sakau, man reikia nusigauti va čia kažkur tai. Čia dviratininkų tie visi keliai sužymėti. Tai jinai man sako, kad tu važiuok pro čia kažkur, pro čia. Ne, galvoju. Bet panašiai man gavos, vis tiek aš gaus va čia kažkaip. Dabar randuos va čia. Tai man va kažkur va čia reikia nusigauti. Tai nusigausiu kažkaip tai. Tai biškį da. Atsipučiu, pabūnu, ir minu, ten nedaug, man tų kilometrų 56, iki ten kažkokia stovyklavietė yra. Na ir pasižiūrėsiu, kas ten per stovyklavietė. Važiuoju pirmyn. Sustojau čia tokiam kaimukė, parduotuvė tokia radau mažą. Tai paskutinis čia sustojims ir prieš nakvynę mano jau bus. Tai Lenkijoj niekur neradau. Nu, kaip ieškojau, bet nebuvo ten normaliai. Čia konkrečiai parašyta, va. Kartofel piurė. Nu, kas neaišku, bulvių košė, nu. Gal tie labiau valgo vokiečiai bulvės negu lenkai. Tai nežinau, šiandien darysios kažką su tą košę, bet svarbu turėti. Turėsiu ką pavalgyti. Nu ir liko dava kokie 8 kilometrai turbūt man nuvažiuoti. Ir būsiu vietoje jau. Pažiūrėsiu, kas ten per vietą. Jeigu nepatiks, važiuosiu į kitą. Bet turėtų patikti. Pažiūrėjau tos visus internete. Nu, apžvalgas, viską tenai. Tokia visa geri atsiliepimai tokie. Faina vieta. Pažiūrėsiu, kaip bus natūraliai. Nu ką, atvažiavau, atrodo. Va. Dabar reikia eiti, prisiskaityti, persiversti viską. Ką čia rašo, kad nepridirbt nesąmonių kokių. Matau, kad su kemperiais negali. Su priekabom, su mašinom negali. Su dviračiais turbūt gali. Tūliks yra, va.
toj, kaip Lietuvoj. Na, nu ką, einu skaityti, verstis, žiūrėti, kas ten, matau, kažkoks palapinės ženklas, ką ten reiškia, pažiūrėkime. Tai va, viską išsiaiškinau, kad leidžiama čia žygeiviams ir dviratininkams stovyklauti, o tie ženklai, kur tenai, čia zona, už kurios tu nebegali eiti. Ten jau, kur nebegali už to zonas palapinę statyti. Tai va, čia visą tą zoną gali dviratininkai, žygeiviais, tie va, tokie baidarininkai, kanojininkai čia gali laisvai statytis palapinės, viskas gerai. Man dabar svarbiausia pasistatyti palapinę taip, kad rytą saulė šviestų. Tai dabar jeigu saulė tenai, tai rytą bus priešingoj pusėj. Tai man va šitoj pusėj prie upės ir reikia statytis, o čia upė visai šalia. Ai, bendriau paskui nueisim. Dabar čia nėra ko, dabar reikia atsipūsti. Puikiai večikė. Nu ką, einam į upę pabraidyti. Pažiūrėti, kas per vandeniuks čia koksai. Gal nebus toks žiaurus, kaip tenai tam oderiai. O, čia tai nors imk ir gerk. Super. O, koksai švarus. Galėjau nesipirkti, gert, būčiau iš to, tikrai būčiau galėjęs gerti tokį vandenį. Lipam. Ai. Nu, nėra labai karštas. Čia dabar lėktuvai da skraida. Nu dabar šiuo momentu neskrend. Bet iki Berlyną centrą pačią, nu iki pačią jau vidurio, kur iki parkelę kažkokią pasižymėjau rytoj. Tai 40 km. Ar kem vienas? Lemba. Neprisimenu. Ai, ne. Google Maps kem vieną išrinka. Komuts 50 per dviračių takelius padarė. Na tai rytoj važiuosiu į Berlyną jau. Prie Brandenburgo vartų nusifotkint reikės. Tuliks užrakins, buvau nuėjęs. Patys kalti. Reiks eiti mišką. Atsidariau tą dviračių maršrutą, kur man davė tam turizmo informavimo centre. Tai dabar mano maršruts panašiai va turėjo eiti va nuo Berlyno va čia iki va čia, to Lenzeno. Panašiai susižymėjau visus tuos, kur pagal mano buvo ten sudėliuota. Tai aš dabar persidėliuosiu, biški pagal šituos važiuosiu. Grinai va tuos maršrutus, kurie čia jau yra. Va. Pavyzdžiui, iki čia važiuosiu, man reikia iki šito miesto, važiuosiu per va tą. Paskui man reikia iki šito miesto, tai važiuosiu pro čia. Gal čia nukirsiu kur nors kampą. Paskui tas Rynov, nuo Rynova, Hovelbergs, nuo Hovelberga, Wittenbergs. Va taip žadu važiuoti. O paskui jau man nusisuk maršruts, mano jau čia iš tos. Iš jų čia tos jau, kaip čia apskritis, čia turbūt vadinasi. Jau iš tos apskrities nebeturiu kalendorių. To žemėlapio, tai nuvažiuosiu kažkur ten į kitą tą teritoriją, informavimo centrą. Pasiimsiu kitą žemėlapį. Gal tai bus fainiau važiuoti visai per tokius dviračių kelius, negu per kokias tai ten, kur fūras. Nu gal čia fūras nevažiuotų, bet vis tiek. Per dviračių takelius tai geriau važiuoti, fainiau. Tai va, turėjau biškį užsiėmimą. Painiai visai. Ai, čia vada, kur palapinę, čia pasistačiau. Čia visi ėdesiai mano sudėti. Ir dar viskas turbūt. Kavos tą atsigėriau. Ir žiūriu, kai jau biškį šaltoką daros, jau reikės lysti palapinį. Ir rytoj nebe šilta praneš. Tai jau rytoj turbūt su megstiniu reiks važiuoti su kokiu tai švarkeliu gal. Nežinau, bet čia tai pranašystas, tai čia nelabai pildas. Nu ką, dieną į pabaigą visai jau. Tai aš einu biškį susikelti iš vienos programos į kitą GPX failus, kad paskui žinočiau, kur ten randuosi, Google Maps susidėsiu. Ir
Kažkur daugmaž dabar nežinau, kur aš čia rasiuos, pro kur važiuosiu. Esmė tame, kad aš važiuosiu į Niderlandus dabar, per Vokietiją. Tai mano maršrutas kažkaip panašiai, o taip turėtų atrodyti kažkaip taip. Tai... Bet jisai esmė ta bus, tik tais tiek, kad aš galiu varžinėtis visaip įdomiai, kur tenai, kaip šiandien, pamačiau tuos visus naujus tuos žemėlapius dviratininkų ir prisidariau naujų maršrutų. Tai dabar bandysiu, taip žiūrėsiu, kaip išeis taip. Bet esmė nesikeis daugmaž. Tai, o daugiau tiek. Tai va, tai jau palapinę lysiu, nes jau biškių nešilta. Ir viskas. Ir susimatysim rytoj pakeliu į Berlyną ir turbūt Berlyne.